Labadiena. Neturiu daug patirties kalbėti tokiuose konferencijose, bet žinau vieną svarbę taisyklę, kad reikia kalbėti į temą. Bet gyvenime tenka susidurti su dalykais, kurie yra nelabai logiški ir kartais esi priverstas kažkaip tai suktis, bet kartu galėjai atrasti ir labai daug įdomių įžvalgų. Ir šios konferencijos tema tai yra universalus dizainas interjere, o aš norėčiau pristatyti Vilniaus architektūros studijos vieną paskutinių tokių įdomesnių darbų. Tai yra menų edukacijos centra, o iš tikrųjų tai yra vaikų vasaros stovykla prie jūros. Ir sujungus šitas dvi kaip ir priešas ir gavosi, kad tai yra interjeras smėlio kopose. Universalus dizainas yra toks kaip smėlis tarp batų, tu jį kaip ir jauti, bet nelabai matai. Ir man asmeniškai tokios temos kaip universalus dizainas, tvarus dizainas, geras dizainas, jos skamba labai šauniai, bet emociškai nelabai paliečia. Ir todėl visa, kas atrodo yra universalu, yra kartu pritaikyta ir viskam, bet kartu kaip ir nelabai įdomu niekam. Ir todėl manau, kad į tokias plačias temas be ribų reiktų žiūrėti labai individualiai per individualų kontekstą. Ir nagrinėjant kiekvieną objektą ar situaciją reikia atsakyti, kas tau yra dizainas, kas tau yra universalus ir netgi kas tau yra pačiam tas interjeras. Ir mūsų šitas objektas vadinasi menų edukacijos centras ir būtent žodis edukacija ir buvo tas raktas į prasmę šiame kontekste. Edukacijoje universalus dizainas yra tada, kai yra galimybė žmogui būti tokiu, koks jis yra iš tikrųjų, būti savimi. Tai skamba truputėlį banaliai, bet iš tikrųjų mes visi esame skirtingi ir tarpusavyje, ir kartais aš pats esu skirtingas įvairių gyvenimo momentų. Ir išvertus į architektūrinę kalbą, tai ir būtų sukurti tokią erdvę, kur skirtingi žmonės gali būti tokie, kokie jie yra, ir daryti tai, ką jie nori. Ir paradoksas yra tas, kad universali erdvė yra tada, kai jinai susideda iš atskirų individualių erdvių. Ir apie tai ir yra mūsų šitas projektas, apie galimybę pasirinkti. Skamba čia viskas taip gražiai, įkvepia laisvai, kūrybai, bet sąlygos, su kuriomis mes susidūrėme pradėję dirbti, prieštaravo visiems šitiems šūkiams apie galimybę pasirinkti. Mes susidūrėme taip kaip su 4 drakonais ir vienas iš jų buvo, tai yra labai jautrus aplinkos kontekstas, nes mūsų šitas objektas yra ant paties jūros kranto ir statybos pajūryje iš karto uždega raudoną pavojaus mygtuką, ar tai yra įmanoma, ar tai yra legalu. Kitas aspektas buvo tai, kad tai yra rekonstrukcija, o rekonstrukcija, kaip žinome, tu turi labai prisitaikyti ir kur statyti, ir kaip statyti, ir koksai tūris gali būti, tai nėra paprastas tuščias popieriaus lapas. Na ir kitas labai didžiulis drakonas buvo tai pačios institucijos poreikiai, nes Čiurlionio menų mokykloje reikėjo labai daug ir didelių koncertų salių, 300 žmonių, ir su žiūrovais, ir atskirų repeticijų salių baletui ir muzikantams. Taip pat norėjo būtinai, kad pamainoj būtų 250 vaikučių, kurie dar turi kažkur ir miegoti, dar turi ir pavalgyti kažkur. Bandėme diskutuoti, kad galima gal kažkiek tai mažiau, bet sakė ne, nes tada nefunkcionuos mūsų visa šita idėja, kad visi vaikai galėtų pailsėti. Na ir 4. mūsų drakonas, tai buvo gal, nežinau, ar labai didelis, atvirkščiai labai mažas drakoniukas, nes tai buvo labai, labai mažas biudžetas. Ir visa šita kelionė prasidėjo nuo rengiamo valstybės organizuojamo konkurso.
Tai buvo pionierių stovykla Užkanavėje rekonstruoti į gabių vaikų vasaros stovyklą. Ir kaip mes juokavome, kad tokiuose konkursuose valstybiniuose yra labai smagu laimėti antrą vietą, nes tu padarai gražų darbą, tu gauni prizą, bet ką daryti, kai tu laimi pirmą. Ir labiausiai kūrybiškumo reikėjo, tai turbūt gavus sąlygas, ką dabar mums daryti. Reikėjo įrodyti ne tik savo, kad pavyks, bet taip pat ir būtent CPVA darbuotojams, kurie klausia, o ar jums pavyks padaryti ten žaidimo aikšteles pagal visus reglamentus. Tai sakėm, kad čia yra stovykla vaikų kūrybiškumui ugdyti ir smėlis jau yra ir biudžeto reikia tik tai tinklui ir bus paplūdimio tinklinis. Tai mums pamažu pavyko įtikinti ir save, ir juos ir šis projektas išvažiavo. Tai mes čia matome, kokią mes situaciją turėjome ir kaip mums pavyko dabar suvaldyti tuos visus drakonus. Buvo sukurtas toks kaip mažas kūrybinis miestelis ir norėjosi, kad tai būtų ne tik koncentruoto darbo stovykla, kur vaikai visus metus Vilniuje groja, atvažiuoja prie jūros ir vėl toliau tą patį daros. Norėjos, kad tai būtų tokia laisvesnė kūrybinė erdvė, kurioje galėtų jie ir daug judėti, ir žaisti, ir galiausiai kažkur atsipalaiduoti ir pailsėti. Ir visa idėja buvo padaryti visą tą stovyklą kaip iš atskirų tūrių, kuriuose būtų skirtingos funkcijos ir tu būtum priverstas per jas visas judėti. Ir vidus ir laukas taip pat yra apjungiamas, kad būtų sukurtų vieną tokią ištisą erdvę. Koks jautrus. Ir buvo pasirinktos būtent pačiai architektūrai tokios paprastos, lakoniškos formos. Kaip mes sakom, kad ir gamtos neužgošti, ir pačio to vaiko to pasaulio nenužudyti su architektūra. Iš pat pradžių buvo pirminė idėja, kad tai būtų tik tai vasaros stovykla, bet kaip mes pradėjom diskutuoti tą mūsų vasarą, jinai tokia gan trumpa ir sudėtinga, tai vis su kiekvienu susitikimu pavykdavo įdėti radiatorius visi į vienam korpusą, antram, ir tai pavyko būtent išplėsti tą laiką, kad galėtų būti, kad funkcionuoti šita mokykla. Na ir kadangi buvo sukurtos tikrai gan laisvos universalios formos ir galimos įvairios veiklos ir funkcijos, tai tas stovyklos gyvenimas jau išėjo iš pačios mokyklos ribų. Ir dabar ten nuolat vyksta labai daug įvairių ir koncertų, ir renginių. Ir organizuojamos ir tarptautinės įvairios stovyklos vaikų su kitiems skirtos. Na ir kadangi tas mūsų kontekstas toks netradicinis, tai ir interjeras mūsų taip pat yra netradicinis. Mūsų sienos buvo nepaprastos sienos, mūsų sienos buvo miškas ir jūra. Ir tūrius mes suskaidėme ir įleidome gamtą į vidų. Ir tikrasis interjeras būtent šitame objekte, tai yra ne tik tai patys pastatai, bet ir visa vidinė kiemo erdvė, kurioje ir vyksta visas gyvenimas, kaip judama iš vienos funkcijos į kitą. Ir tarptūrių tarpai buvo daromi specialiai, jie yra tarsi kaip ir langai į išorę. Ir kaip aš sakau, kad interjero vienas svarbiausių elementų tai yra reikiamo dydžio, reikiamo vietoje padarytas langas. Ir tarp visų tūrių taip pat buvo daromos kaip ir terasos
dangos tam, kad jos irgi tarnautų kaip toliau, kaip klasės, kaip irgi galėtų būti susibūrimų žaidimo erdvės. Ir kad kiekvienas galėtų panaudoti tą erdvę, kaip jisai nori. Štai čia galėtų mokytis, galėtų žaisti, čia ta paplūdimio aikštelė plačiai naudojama. Ir jau tas lauko ir vidaus žaidimas, jisai buvo nuo pat projektinių pasiūlymų pradžios, kad atskiri tūriai ir gyvenimas visas vyktų tiek viduje, tiek lauke. Pati pirminė idėja tai buvo, kad tie nameliai būtų labai paprasti, lengvi, kaip palapinių miestelis ir norėjome labai, kad jie būtų spalvoti, nes ryškios spalvas vis tiek būtų pridengtos medžiu ir prasišviestų tik tai truputėlį, bet arba mes buvom su rožiniais akiniais, arba savivaldybės darbuotojai, tai mums pavyko suderinti tik tai realybę santūresnės spalvas, kurios, manau, labiau gal tinka tėveliams ir seneliams. Bet pavyko išlaikyti tą visą gyvybę ir funkciją, prie jos neprisikabino ir, kaip matome, ta jėga tokia jaučiama. Nežinau, kodėl taip šokinėja. Okay. Tai dabar jau apie tikrą interjerą, kur tai vienas didžiausių tokių pačių kaip iš objektų būtent stovykloje tai buvo koncertų salė, kur buvo užmojai milžiniški, norėjo 300 žmonių, 300 žiūrovų. Ir mes pačioj pradžioje, kai projektavome, kaip įsivaizdavom, darėm ir sceną jiems, bet yra įdomu, kad papasakojo būtent mokyklos vadovai, kad jeigu gali, nedarykite scenos, nes pasirodo baleto šokėjai labai nuo jų griuvinėja. Ir mes sceną kaip ir panaikinome ir labai džiaugiamės, nes atsidarė ta erdvė ir jinai dar labiau tapo funkcionalesnė ir labiau išnaudojama. Tai. Ir kitas aspektas, kuris buvo labai svarbus, kad norėjosi, kad šita visa stovykla pati funkcionuotų ne tik horizontaliai, kad yra skirtingos funkcijos, šoku, dainuoju, groju, miegu, bet taip pat, kad ir, kaip ir sakau, veiktų, dirbtų visi ir fasadai, tiek vidiniai, tiek išoriniai. Ir viduj buvo pasirinktas tas konceptas, kad vidus yra baltas, o išorė juoda. Ir viduje ir tiek išorėje galima daryti su tom sienom, ką norim. Ir kadangi tai yra naujas pastatas, tai gal dar šiuo metu pedagogai nelabai leidžia to daryti, bet mano pasiūlymas būtų, kad tie vaikai galėtų su tom sienom daryti, ką tik tai nori. Jie galėtų išpaišyti visom sadalino spalvom, kaip jiems norisi ir kiekvienais metų gale tai galėtų vėl būti perdažoma į baltą spalvą ir kaip naujas lapas atsirastų kitiem metam. Tai, o lauke šis gyvenimas pavyko labiau, nes jie tikrai pradėjo eksploatuoti tuos fasadus. Ir pradėjo daryti parodas, įvairias instaliacijas juose ir yra kai kurie fasadai yra tiesiog be langų, tai aš tai leisčiau ten ir grafiti daryti, kurios galbūt irgi galėtų būti keičiami ar nuvalomi, ar dedami kažkokie paneliai, ant kurių vaikai taip pat galėtų, tam, kad jie kurtų savo erdvę. Ir tai čia tokios natūralios instaliacijos jos parodo, kad kartais tiek vaikų lavinime, tiek mes su savo architektūra kartais turim turėti ribą, kada sustoti. Ir palikti tam žmogui pačiam pabaigti susikurti tą savo gyvenimą, susikurti tą savo jaukią erdvę, kurioje jisai pats nori būti. Ir visą vystant tą projektą ir galvojant apie, bandant suderinti ir biudžetą, ir estetiką, ir susitarti įvairiais klausimais su savivaldybė. Svarbiausias dalykas buvo, bent jau man kaip iššūkis, kad nepamiršti, kad tai yra vaikų stovykla. Ir man norėjusi sukurti kažką tokio, kur jam būtų pačiam gerai. Nes mes galime priversti vaiką nueiti pagroti, pašokti, dar pavalgyti.
Bet kaip paaugliui priversti būti jį lauke, jie nesuaugę, jie nevaikšto pasigrožėti pajūrių, nežiūri saulėlydį, joms reikia kažką sugalvoti, kad tai būtų patrauklu, įdomu išeiti iš tų kambarių, iš tų kompiuterių. Ir teko daug diskutuoti ir su vadovybė. Ir mes sugalvojom tokį kaip ir erdvę, tai prieš štai mūsų tą turimą koncertų salę, kurios fasadai pirminė buvo, kad visai atsidarytų, padarėm didžiulę terasą su amfiteatru, kurio galima sėdėti, ir ant viršaus, ant stogo padarėm eksploatuojamą stogą, bet tai buvo stogas su vaizdu į jūrą, bet ta erdvė buvo visiškai be funkcijos. Ir pagrindinė diskusija buvo, gal vis dėlto, nedarom to jūsų laiptų, uždarom, padarom dar porą repeticijų salių, nes sako, mums jų labai trūksta. Bet eigoj turbūt gal užsimiršo truputėlį ir pavyko mums šitą idėją įgyvendinti. Čia būtų jos. Na ir man labai patinka šita fotografija, jos nuotaika. Kai atvažiavo fotografas daryti, tai dar nebuvo jokių žmonių, nebuvo jokių vaikų, buvo tik tai suaugę. Ir mes matome, kaip jie atsargiai ateina ir atsisėda apačioje, saugiai niekur nereikia lipti, jeigu tu gali pabūti apačioj. Ir patys vadovai sakė, kad kai atvažiavo čia, kad galvoja, kam ta nesąmonė reikalinga. Bet kai paleido vaikus, tas vaizdas pradėjo keistis. Ir sakė, jie ką padarė pirmiausia, tai nuėjo tenai visi ir sulipo ir iš ten niekaip ir neišeina. Ir dabar čia yra būtent smagu, kad tos nuotraukos yra iš menų gimnazijos tinklaraščių. Tai yra tas tikras jų gyvenimas, ką jie daro. Ir mes tikrai, kai projektavom, negalvom, kad ten bus galima jogą užsiimti ar kažkokias tai, bet ten ir baleto šokėjai repetuoja. Jie tenai ir būna, ir gyvena, šoka. Ir čia matom, kaip iš vidinės salės matosi, kaip tas būtent amfiteatras. Visokios spektakliai vyksta. Ir smagiausia man tai buvo, kad visų per pamainą vaikai yra suskirstyti darė smulkesnės grupės, nes smagiausia, tai ten visi nori miegoti. Tai yra, jie su miegmaišiais ten miega ir kai lyja būna. Ir mano manimu, tai ir yra universalus dizainas interjere, kai yra erdvė, kuri yra kaip alternatyva, kuri yra nei viduj, nei lauke, kurioje tu gali daryti, ką nori. Jinai yra be funkcijos, jinai yra laisva. Ir vaikas žino, ką ten daryti, o suaugęs jau nebe. Tai ir būtų interjeras Smėlio kopose.